Skaičiavimai. Paprasti aritmetiniai skaičiavimai, naudojant funkcijos ženkliuką sum. Čia yra parašyti veiksmai, kad per laiką nepamirštumėte, kaip turėtume atlikti. Tai pirmiausia, turime atsistoti į reikiamą langelį, tai yra į tą langelį, kuriame norėsime gauti rezultatą. Tada turime įvesti ženkliuką lygų, o jį galime įvesti pasirinkus skaičių kombinaciją Alt 6,1. Taip. Ir tada pradėti atlikinėti veiksmus. Tada pelytės pagalba pradėsime šitą veiksmą sudėti. Pažymime šitą langelį, kad šitą langelį norime sudėti su šitu langeliu. Taip, mums jau rodo jo koordinatės, taip, kad tai yra D9 langelis. Spaudžiame klaviatūroje esantį ženkliuką pliusą. Tada vėl pelytės pagalba pažymime šitą langelį ir spaudžiame Enter. Tokiu būdu mes turime atliktą skaičiavimą. Lygiai taip pat ir toliau atliekami kiti aritmetiniai veiksmai, tik jau, sakykime, dabar bandysime atimti. Tai vėlgi, taip pat atsistojame į langelį, kuriame norime gauti rezultatą. Klavišų kombinacija Alt 6,1 gauname lygybės ženkliuką. Tada pelytės pagalba pažymime šitą koordinatę, kaip matome yra D11. Tada klaviatūroje spaudžiame ženkliuką minus. Tada vėl pelytės pagalba pasirenkam šitą langelį ir paspaudžiame Enter. Tokiu būdu gaunama kitą aritmetinį veiksmą. Lygiai tą patį pakartosime ir sudauginti. Taip pat spaudžiame Alt 6,1, renkamės šitą, spaudžiam klaviatūroje daugybos ženkliuką, renkamės šitą, spaudžiame Enter. Na ir taip pat padarytumėm ir su padalinkime. Dabar, jeigu mums reikėtų įvesti sudėtingesnę formulę, sakykime, mes matom, norime atlikti tokius skaičiavimus. Taip, tai vėlgi taip pat stovime langelyje, spaudžiame Alt 6,1, gauname lygybės ženklelį ir dabar žiūrime, ko mūsų prašo. Taip, C22, taip, tai plius, tada klaviatūroje renkamės plius šitą langelį, taip, ir dauginam iš šito langelio ir spaudžiame Enter ir gauname veiksmą. Taip pat yra dar kitas įtvirtinimų žinių. Taip pat Alt 6,1 lygų, renkamės šitą ženkliuką, klaviatūroje spaudžiame pliusą ir renkamės šitą, spaudžiame minusą ir renkame šitą. Taip, ir gauname rezultatą. Čia mes atlikome aritmetinius veiksmus, sudėti, atimti, sudauginti, padalinti. Tačiau, sakykime, jeigu mums reikia atlikti visiškai paprastus skaičiavimus lentelėje, kurie yra tiesiog vienoje eilutėje, taip? Tai jeigu mes dabar norime suskaičiuoti šitus visus skaičius esančius vienoje eilutėje, atsistojame į tuščią langelį, pasirinkti sum ženkliuką, tada kompiuteris pažymi, sakykime, visą eilutę, kurią mes norime skaičiuoti ir spaudžiame Enter. Tokiu būdu mes gauname suskaičiuotus duomenis. Lygiai taip pat nesvarbu, ar mūsų duomenys yra suvesti stulpelėje ar eilutėje, jeigu mes atsistosime šitame tuščiame langelyje, vėl pasirenkame funkcijos ženkliuką suma ir taip pat kompiuteris pažymi tą plotą, kurį mes norime skaičiuoti ir spaudžiame Enter. Tokiu būdu mes vėl turime skaičiavimus, ar ne? Tačiau gali būti taip, kad kompiuteris dabar pats pažymėjo mums tą eilutę, sakykime, kur yra suvesti visi skaičiai. Bet jeigu, pavyzdžiui, mums reikia mažiau skaičiavimo, ar ne, pavyzdžiui, stovim šitame langelyje ir mums reikia galbūt suskaičiuoti tik tai 4 skaičius, tokiu būdu mes patys pažymime tik tai tuos langelius, kuriuos norime, kad būtų suskaičiuoti. Tai stovime tuščiame langelyje, taip, tada renkamės vėl sumos ženkliuką ir, pavyzdžiui, mes patys pasirenkam, kad norim, kad tik nuo šitos vietos šitie skaičiai mums būtų suskaičiuoti. Ir mes patys pažymim tik tai tą vietą, kurią norim, kad būtų suskaičiuota. Ir spaudžiame Enter. Tokiu būdu turime suskaičiuotus skaičius. Šitas ženkliukas sum, tokiu atveju, jeigu mes norim neįvedinėti patys tam tikrų koordinačių arba veiksmų aritmetinių, nenurodyti, kaip nurodėme čia sudėti, atimti, sudauginti, čia yra skaičiuojama iš viso, būtent tik tai sumos skaičiavimui panaudojama yra funkcija. Vidurkio skaičiavimas. Panaudojant funkciją average. Arba, jeigu angliškai tariant, vadinasi average. Parodysiu jums kelius būdus.
Ir jūs tiesiog patys bedirbant pasirinksite, kuris būdas vidurkį apskaičiuoti jums yra patogiausias. Taip, mes matome mokinių duotus pažymius, ar ne, tai galima taikyti ir pusmečio skaičiavimam, pažangos skaičiavimą ir visiems kitiems dalykams, sakykime, produktų, metinės apyvartos skaičiavimas, kiekvienas jau pagal savo sritį. Taip, tai va dabar mes norim apskaičiuoti pirmą pusmečio vidurkį, ar ne? Tai dabar rodau pirmą būdą, taip, tai tada stovime tame langelėje, kuriame mes norime suskaičiuoti, spaudžiame šitą ženkliuką, taip, tada pasirenkame funkcijos pavadinimą average, kuris reiškia vidurkio skaičiavimą ir spaudžiame gerai. Tada grįžtame, spaudžiame šitą ženkliuką raudoną, pažymime tą sritį, kurią norėsime skaičiuoti, tai reiškia šitos 6 langelius, grįžtame atgal ir spaudžiame gerai. Tokiu būdu mes turime pirmą pusryčio rezultatą. Ateiname ant kraštelio, kada pasidaro juodas ženkliukas, kryžiukas, nutempiam žemyn ir taip viso turim stulpelio vidurkį. Todėl ir sakiau, kad svarbu yra pažymėti visus 6 langelius, todėl kad mes norėsime visų dalykų rezultatą. Neturėtumėm žymėti, sakykime, tik 4 langelių, todėl kad matom kito dalyko ir 5 langelyje yra duotas pažymys. Todėl pažymime visas 6 langelius. Tai čia buvo pirmas būdas, kurį parodžiau, stovint tuščiame langelėje, pasirenkant funkciją čia. Taip, tada dabar skaičiuosim antrą pusmetį, pasirinksime kitą skaičiavimo būdą, kai patys įvedinėsime formulę ranka. Tai spaudžiame Alt 6.1, atsiranda lygybės ženkliukas, tada klaviatūroje pradedame rašyti average, patys parašome komandą, tada turime uždėti tokį skliaustelį, pažymėti visus 5 langelius ir uždėti klaviatūroje vėl skliaustelį ir paspaudžiame Enter. Tokiu būdu vėl turime antro pusmečio vidurkį. Pasidaro juodas kryžiukas, nutempiam žemyn, taip, ir turim antro pusmečio rezultatus. Trečią būdą parodysiu, kaip skaičiuoti metinį vidurkį, ar ne? Tai stovime tuščiame langelyje, ateiname į užduočių juostą, pasirenkame komandą vidurkis ir tada kompiuteris pats pažymė automatiškai tuos mūsų 2 koordinatės ir spaudžiame Enter. Tokiu būdu mes turime suskaičiuotą metinį pažymį. Nutempiam jį žemyn ir turime visus rezultatus. Dabar dar yra galimybė, tai pirmiausia parodysiu su paprastais skaičiais, sakykime, pasirenkame 8,52, taip, ir pavyzdžiui, pasirenkam taip. Tai dar norėjau parodyti, kad, pavyzdžiui, kaip mes galime pamažinti tuos skaičius esančius, jeigu mums reikia kažką apvalinti, arba jeigu būtų su daugiau nuliukų ar ne kažkokių, tai kaip mums padaryti, kad jų būtų mažiau ar ne tų skaičių. Tai čia mes turim tokius 2 ženkliukus, kurie prideda arba didina, matot, prideda nulius, arba mažina. Taip, šiuo atveju, matot, aš buvau parašęs 8000, taip, bet pamažinau ir liko tik vienas švarus skaičius. Bet aš noriu, kad man rodytų, sakykime, jeigu man yra svarbu, kiek yra nulių po mano kablelio, ar ne? Tai dabar tokiu atveju, ar ne, man taip pat yra svarbu, ar ne, tai dabar aš matau, kad, sakykime, kad vienas skaičius tik tai likto, man, ir aš pati galiu čia susirašyti, matau, kad bendras skaičius yra 8. Būtų vidurkis čia, taip, tai tie skaičiai, kaip metiniam pažymiui, skaičiai po kablelio yra svarbus, kad mes žinotumėme, kaip mes galime apvalinti mokinio naudai arba nenaudai pažymį, ar ne, čia matome, kad tik tai 8 išeina, čia jau galima 8 rašyti ir visa kita. Tačiau kituose skaičiavimuose, jeigu mums duoda didelius skaičiavimus, ar ne, mes norime, kad mums rodytų tik vieną skaičių po kablelio. Mums, pavyzdžiui, būtų aktualu tik 8,5. Tai tokiu atveju aš ateičiau ir spausčiau šitą ženkliuką, taip, ir tada pasilikčiau, kad man rodytų tik vieną skaičių po kablelio. Tokiu atveju irgi taip, pasirinksiu, kad tik vieną skaičių man vėl rodytų po kablelio, taip. Tai taip mes padarom gražesnį skaičių. Jeigu nenorim, tai iš vis padarom, kad rodytų tik vieną skaičių. Tai kaip ir prieš tai minėjau, ar ne, kad mums nereikia čia automatiškai patiems pakeisti to pažymio, taip, mums užtenka pažymėti visą eilutę, taip, ir
pasirinkti, kad rodytų tik vieną skaičių, pamažinti po kablelio skaičius ir kompiuteris pats automatiškai apvalina į tą pusę, į kurią ir turėtų būti tas pažymys, kaip sakant, pagal tą sistemą, kur yra apvalinami pažymai nuo tokio ir nuo tokio skaitmens. Tai su vidurkiu būtų tiek. Mažiausios ir didžiausios reikšmės paieška. Turime paprastą eilutę suvestų skaičių, ar ne, ir įsivaizduokime, kad tai arba mažesni, arba didesni skaičiai, tačiau iš visos eilutės įsivaizduokime, kad tai yra įvesta kokį 100 ar 200, sakykime, duomenų ir įsivaizduokime, kad čia yra surašyti atlyginimai ant popieriaus, ar ne, kažkieno tai. Taip, ir pavyzdžiui, mes turime kokius 500 darbuotojų ir, pavyzdžiui, kas nors mūsų paklausė, kokio darbuotojo ir koks atlyginimas yra mažiausias, ar ne, ir kaip dabar ieškoti tos mažiausios reikšmės. Funkcijos pavadinimas vadinasi minimumas, o didžiausios reikšmės paieška vadinasi maksimumas. Max vadinasi, taip. Tai mes taip pat tada renkamės ženkliuką, rašome lygybės ženklą, taip, rašau reikšmę min. Jeigu kartais aš pamirštu kažkokią tai reikšmę, tik pradėjus rašyti teisingai, man kompiuteris sufleruoja. Taip, min parašau, tada dedu skliaustelį, pažymiu visą eilutę, kurios noriu man duoti, kad duotų duomenis, uždedu likusį skliaustelį ir spaudžiu Enter. Ir taip kompiuteris man atranda, kad pati mažiausia reikšmė iš čia yra duotų, toks ir toks yra skaičius. Dabar norint ieškoti didžiausios reikšmės, taip pat spaudžiu Alt 61, tai yra lygybės ženklą, kad gaučiau, rašau dabar funkcijos pavadinimą max, dedu ženkliuką, taip, tai vadina sintaksės rašymas, taip, dedu ženkliuką ir jums pats kompiuteris sufleruoja, ar ne, ką reikia, kad pasirinkti kokius skaičius, taip ir toliau, bet mums tiesiog užtenka įvesti maksimumą parašyti, dėti skliaustelį ir pažymėti visą eilutę, iš kur mes norime, kad būtų atrasta ta didžiausia reikšmė. Uždedame vėl skliaustelį, uždarome ir tada spaudžiame Enter. Taip, bet kaip matote, minimalios reikšmės aš nežymiu, neliečiu, nes čia jau yra visai kita reikšmė ir spaudžiu Enter. Tokiu būdu man kompiuteris parodo, kokia yra didžiausia reikšmė. Tai čia būtų toks, sakykime, paprastas pavyzdys. Dabar būtų toks kaip pasikartojimui to, ko prieš tai rodžiau pamokose, kaip skaičiavime sumą, vidurkį ir dabar minimali ir maksimali paieška, ar ne? Ir dabar, sakykime, visus tuos veiksmus parodysiu ant paprastos lentelės, ar ne? Vat yra duota tokia lentelė, suvesti duomenis ir tiesiog manęs klausia, kanalų bendras ilgis, taip? Tai jeigu bendras ilgis, skaičiuosiu sumą. Tai vedu lygybės ženklą, rašau komandą sum, dedu skliaustelį, taip, ir dabar manęs klausia kanalų bendras ilgis, tai pavadinimas ilgis, taip, tai va būtų čia, taip, tai pažymiu visą šitą eilutę, uždedu vėl skliaustelį, spaudžiu Enter, tokiu būdu gaunu bendrą ilgį, tai yra suma. Dabar manęs klausia vidutinis kanalo ilgis, taip. Tai dabar skaičiuosiu vidurkis, atsistoju taip pat iš šitą ženklį. Iš šitą langelį spaudžiu 61, rašau komandą average, taip, dedu skliaustelį, žymiu šitą eilutę, taip, uždedu šitą, kitą skliaustelį, spaudžiu Enter. Taip pat turiu kanalo ilgį, turiu vidurkį. Dabar klausia, didžiausias gylis, taip, tai reiškia, ieškosiu maksimalios reikšmės, tai taip pat rašau lygų klaviatūros pagalba, renkuosi funkciją, rašau max, skliaustelis, pažymiu šitą visą eilutę, taip, vėl dedu skliaustelį, spaudžiu Enter. Tai gaunu, matau, kad didžiausias gylis yra 12,9 ir dabar pirmas kanalas iškastas, tai reiškia, čia kaip ir minimalios reikšmės ieškojimas, tai reiškia, kada anksčiausiai buvo iškastas kokiais metais pirmas kanalas. Taip, tai vėlgi prašau lygybės ženkliuką, rašau minimumą, dedu skliaustelį, pažymiu šitą eilutę, stulpelį, uždedu taip ir taip turiu visas reikšmes. Tai būtų toks kaip ir pasikartojimas, ar ne, sumos skaičiavimo, vidurkio, mažiausios reikšmės skaičiavimas ir didžiausios reikšmės skaičiavimas.